O aš su savo princese einu iš manikiūro. Žiūrėkit, jai paprastų lakų, nagučius palakavo. Man padarė gelinių lakų užtepė. Nupirkome tortą, šiandien eiliai sukanka 11 metų. Tėčiui paėmėm kavos ir mes einame namo. Sveikinu tave su gimtadieniu, linkiu daug sėkmės naujoje mokyklėlėje ir naujų pažinčių, susirasti naujų draugų ir būti visuomet laimingai. Ir čia dovanos nuo mūsų. Ačiū. Wow. Mes nusprendėm, kad padovanosime Elijai šią penalinę, kurią, sakiau, galima naudoti kaip telefonų dėklą, kadangi jį, kad nepažįstų telefono mokyklėlėje. Aš jai užsakiau vienu žodžiu dangtelį telefonui, bet nepastebėjau, kad dėžutė irgi yra telefonui dangtelis. Telefoną Elija išsirinko pati. Wow. Paradysiu. Na, dar kas. Atsargiai, suduš. Ir Taip, ir atskirai blokelis. Elija po to išsipakuos, va tai parodo tokia violetinė spalva ir jau pati jinai džiaugsis savo telefonu. Na, atsimerk, Elija. Su gimtadieniu galiu priimti. ačiū. Iš maišo reikėjo buvo išimtiečiui. Čia buvo tik paslėpta šiame maišelio dovana. Na, atsakykit. Koks gražus minkštas. Tai aš maniau, kad tokia bus reakcija, kad tėtis išpildė tavo norą, apie kurį tu nežinojai net. Su gimtadieniu. Ačiū. Styčios. Žašų knygutė. Čia dar gražios. Pamenat, visuomet vis sakau, kad Styčius Elijos pats mėgstamiausias personažas. Su gimtadieniu. Ačiū. Žiūrėkit. Elė labai mėgsta, kas dovanas gamina savo rankomis. Ir visuomet sako, man geriau pagaminkite kažką savo rankom, negu nupirkite. Taip jis sako visada savo sesę. Nes pas ją labai kūrybiškos sesės. Su gimtadieniu. Ačiū. Atidaryk, pasižiūrėk, kas ten. Tai šitas nuimsiu. Koks mielas. Pakabutis taip, katinėlio letenėlė. Ir Oi, čia kiek visko visko prigaminusi tie ir dar saldumynų. Čia va, tortas su žvakutė. Ten dar pakabutis. Ai, tu gaminaigi. Tenai tortė. Atidaryk tortą. Ir ištrauk, čia jau tėja pagamino tokį pakabutį.
Koks mielas. Šitą tėja gamino šuniuką, o čia jinai turbūt prikabino jau. O tėja iš molio čia va dar nulipdė šiandien va paskutinę minutę dar tokį puodelį, kurėlė galėtų laikyti savo dantų šepetėlį ir dantų pastą. Ir dar taip nuspalvino gražiai. Alicija va tokią va įrankę padovanojo Elei, dovanėliai buvo supakuota. Ir va taip papuošusi akmenuką, čia kurėlė buvo iškėlusi, rodė supakuota dovanėlė. Toks akmenukas ir tokia įrankė. O mes užsisakėm kaip ir praeitais metais per Elės gimtadienį picas. Praeitais metais irgi užsakinėjom picas, bet aš kažkaip nenufilmavau, nes mes svečių turėjome 2 tokias didelės ir viena su 4 sūriais. O šita yra sočioji berods. Nes mačiau ar sočioji ar gardžioji paimti, man atrodo sočioji aš pasiėmiau. Nes pasiunčiau. O Olegas su Rojum nuėjo ir atnešė iš picerijos. Štai tokie gaideliai saldainiai ant pagaliuko, po to čia tie saldainiai padažai. Lėkštutės tokios padeliai. Mes taip simboliškai pašvęsime, dabar suvalgysim picas, vėliau tortas bus. Na, paragauk žąsį. Va, skirtingi čia. Vieną tokį, vieną tokį. Bet kokį paimti. Na, kai šis nargliai. Arba snargliai, arba piarą. O šitą jau paėmė. Nu, tikrai matyt snargliai. O, Na, kola arba Arba šuns maistas. Gal greičiau tavo katino. kola. Kola, tau pasisekė. Raudonas. Nu, Aštrus tas. arba uoga, arba... Arba aštrus tas. Ai, čilitas. Čili. Nu kaip. Aš nesuprantu. Man atrodo suoga kažkokia tai. Nu, pasukroju. Arba dantų pasta, arba bublė. Arba guma. Guma. O čia visi vienodi. Nu, Rojau, pasakyk savo nuomonę. Kaip? Dantų pasta. Mėtinė. Mėtinė. Pasta. Mane važydai. Kaip pasalicija. Arba uoga. Čili. Pas mane tai uoga. Čili? Aštrus. Pas mane tai uoga buvo. O čia tikras.